miestas niekuomet nebuvo didelis ir niekuomet nebebus didelis ir triukšmingas. Miestas nebeišaugs į tokį. Viduramžiais čia vykdavo didelė juomarka, o Varnė pirmą kartą istorinių šaltinių paminėtas 1370 metais, nors gyvenims vyka čia gerokai anksčiau. Čia dirba Laurynas Rokas Ivinskis, čia veikia Adomas Zavadskis knygynas, katras buvo įsteigtas vyskupo Valončiaus rūpesčiu. Vyskupas Valončius pats rašė, spausdina tas knygeles, platina tarp žmonių tas knygas. Tarpukarį Varnių centre stovėjo dviems varniškiams priklausęs knygynėlis kioskas, katrame buvo galima ne tik tas, kad nusipirkti knygų ar laikraščių, bet ir veito paskaityti, nes knygas buvo didelė brangis. Žemaičių vyskupystės muziejus įsteigtas prieš 13 metų buvusius Varnių kunigų seminarijos rūmus. Tie rūmai pastatydinti 1770 metais užbaigė pastatą statyti vyskupas Jonas Lopacinskis. Seminarija čia gyvavo 100 metų ir seminarijoje mokės tokias asmenybės kaip vyskupas Motiejus Valončius, Antanas Baranauskas, Antanas Strazdas, Antanas Vienažindys ir visą krūvą dar daugiau ar mažiau žinomų literatūros, kultūros ir religinių veikėjų. Kunigų seminarija čia veikė iki 1864 metų rudenį, vėliau iškėlė namą į Kauną, pastatą užėmė carą Kazoką, vėliau atgavus nepriklausomybę čia įsikūrė Lietuvos kariuomenė, 4 metus veikė Varnių koncentracijos stovykla, po Antrą pasaulinį karą įsikūrė gimnazija, vidurinė mokykla, vėliau profesinė technikos mokykla. Atgavus nepriklausomybę 91-95 metais ton pastatą restauravo. Suteikė pastatų pirmykštę išvaizdą, iškėlė palėpes ir prieš 13 metų įsteigė mūsų Žemaičių vyskupystės muziejų. Iš Lūksta ištek Varnelė. Yra daug vingių daro per miestą. Iš 3 pusių apsop katedrą, iš kitų 3 pusių apsop muziejaus pastatą ir toliau nuvinguriau į Biržulio ežerą. – 1927 metais pastatytas paminklas vyskupo Motiejui Valončiui. Tai buvo pats pirmas paminklas viso Lietuvo vyskupo atminimui. Nuo 1850 metų Varnius pradėjo vyskupauti vyskupas Motiejus Valončius. Ir jis apsigyvena name, katras buvo pastatytas 19 amžiaus pačiu pradžiu, vyskupo atvykusiam į Varnius apsistoti. Dabar tas namėlis to užkaltas langas, apleis, neprižiūrėts ir didelis visų varniškių rūpestis. Tas nams buvo kultūros židinys Varnius 19 amžiaus viduryje. Varnius yra veikiantis 2 katalikų bažnyčios. Viena
senoji medinėki bažnytėlė įtor Šventą Aleksandrą titulą. Tai yra Vytauto didžiojo krikšto vardas. Pirmoji bažnytėlė pašventinta 1417 metais dalyvaujant pačiam Vytauto didėjai. Dabartinė bažnytėlė pastatyta 1770 metais. Po Antrą pasaulinį karą ton bažnyčią nusavino, pavertė grūdų sandėlį, baldų krautojų, anon atidavė tikintiesiems tik tas po nepriklausomybės atgavimo. Klebono rūpesčių ir vietinių šeimų rūpesčių ta bažnytėlė atrestauruota ir dabar priima maldininkus. Švento Petro ir Pauliaus katedra pastatydinta 1691 metais vyskupo Kazimiero Paco rūpesčiu. Bažnyčia ypatinga to, kad yra didelė, graži ir yra visa krūva įdomių dalykų. Yra 12 altorių, vyskupavusių vyskupų portretų galerija, 19 amžiaus pradžios vargoną, katrai neseniai atrestauruoti dabar grajai, Šventos Emilės relikvija, vyskupų atminimo lenta, vyskupo Valončiaus sostas ir vyskupų kripta, katroje ir palaidota aplink 10 žemaičių vyskupų. Tame tarpe ir katedros statytos vyskupas Kazimieras Pacas. Varnių miestas ir baisiai įdomio vieto. Aplinkų Varnius 15-25 km spinduliu yra įsidėsčiusi visą krūvą piliakalnių. Didžiausiai iš anų ir Bilionių, Medvėgalis, Girgždūtė, Moteraitis, Sprudė, Šatriai. Šalia Varnių, aplinkų Varnius yra vėl visa krūva vandenų. Paršežeris, Lūksta ežeras, Biržulis, Sterva ežeras.